laimėję 5 Oskaro apdovanojimus susišlavęs filmas Anora abejingų nepaliko. Dalis žiūrovų negailėjo kritikos šiam filmui dėl to, kad jis pernelyg susijęs su Rusija. Dėl šios priežasties Lietuvoje filmo nepamatysime. Anoroje Igorio vaidmenį atlikęs Jurijus Borisovas, kuris taip pat buvo nominuotas Oskarams, jis nekartą filmavosi rusų propagandiniuose filmuose, dalyvavo aneksuotame Kryme organizuotose prorusiškose renginiuose, bei taip pat nė karto nepasisakė prieš Rusijos agresiją. Filme taip pat vaidino ir kiti rusų kilmės aktoriai. Filme galime įžvelgti rusų oligarchų tam tikrą romantizavimą, teigiamą jų vaizdavimą, kas sukelia tam tikrus prieštaringus vertinimus. Anora susirinko apdovanojimus už geriausią filmą, aktorę, scenarijų, režisierių ir montažą. Tačiau Lietuvos kino teatrai šį filmą boikotuoja. Lietuvoje ir Ukrainoje šio filmo nepamatysime, tačiau jį vis dar galime pažiūrėti Latvijos ir Estijos kino teatruose.